These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Sveiki bičiuliai, ūkio žiūrovai. Taigi su trenksmu, kaip matot, sugrįžtam į ūkio sferą, į ūkio seriją. Darbavausi jau visą praeitą savaitę. Tik norėjau sukelt dar video iš bankų kelionės, tai dėl to savaitę nieko nefilmavau. Bet ir žinau, kad nieko įdomaus nebuvo parodyti, ką ūkį, visokie šūriniai darbai. Aišku, kažkas komentaruose rašė, kad rodyk ir tuos šūrinius darbus, bet net nelabai buvo kada laiko ir filmuoti kažką, tai tiesiog biškai pasilsėjau visą savaitėlę nuo filmavimų, visą kitą. O dabar sugrįžtam, kaip sakau, į ūkį vėl, su filmavimais, visą kitą. Šią savaitę Milesas iki trečiadienio išvažiuoja į Manitobą. Tai turim darbų sąrašą, žiūrėsim, ką galima nudirbti. Nieko rimto iš darbų. Žinai, kaip sakant, tikrai nepersidirbsim mes čia. Dar beje, visą savaitgalį šiaip lietaus davė, šiandien irgi lietų praneša. Tai javapjūtį šiaip turėjus būtų už 2 savaičių prieš šitą visą lietų, nes ir vidury savaitės lijo praeitos. Bet dabar, kai lietus viską vėl biškį užpylė, nes tikrai šiaip visai daug. Tai nusikėlė, nežinau, 3-4 savaitėm dar į priekį. Tai kropsai jau gražiai sudygę, šitas rapsus jau beveik nužydėjęs. Nu ne beveik, bet jau visur nužydėjęs. Lęšiai irgi jau baigė žydėti. Ten pas hektarą tai jau lęšiai nužydėję. Čia galva dar prie namų, dar gal biškį matosi balti žiedeliai, bet irgi neužilgų trukus ir jau šitą baig žydėt, nužydėt. Oi, First sip of the coffee in the morning hits different. Taigi, turim darbų sąrašėlį iki antradienio, trečiadienio, iki kol Milesas grįž. Tai paprasti darbeliai čia iššluot, nupjaut žolę, ištušti į 2 bačkas glyfosaido, po to nupurkšt, sutvarkyti vieną kitą agerį, ne kad sutvarkyti, bet apeit tiesiog techniškai, kad būtų tvarkinga prieš sezoną. Vieną šitą bokštą reikia ištraukti ir pakeisti cementą į gravel padą, žvyro padą kažkokį. Tai tiesiog greičiausiai žvyro užpilsim, kad normaliai stovėtų, nes berods vieno bokšto cementas po apačia visiškai yra subyrėjęs ir berods tas bokštas gan kreivai biškį stovi. Tai sutvarkysim tą. Na ir čia visi tvarkymai vat prieš sezoną. Yeah, there's moisture on everything. Yeah, it's wet. Oh shit. Čia aišku ne mūsų barliai, blet užmiršta pavadinimą vis. Šiti miežiai, yra, bet gerai atrodo. Tai ką dabar darom, tai išvarom visą techniką iš Wonder Building, išmesim šiukšles ten, kur yra, susidėsim į tundrą, iššluosim visą vidų. Kaip matyt, buvom su Devinu nuvažiavę iki laukų, iki hektaro pažiūrėti drėgmę laukuose, nes reikia purkšti nuo
moths, tokios plaštakės. Žodžiu, nuo vabzdžių reikia purkšt, bet žiauriai šlapia, nes, sakau, prilijo per savaitgalį, o Asinaboja už 50 km nuo mūsų į pietus žiauriai daug prilijo, 3,5 inčo, tai ten, kur kažkur nubėgimas ar kažkokios duobės, tai visas miestas šiaip plaukia, tai žiūrėjom vidiją, tai visiškai potvynis visam mieste buvo, mašinos iki pusės skendo, tai ten tikrai žiauriai daug prilijo, bet ir čia šiaip daug prilijo, nes, sakau, greičiausiai eis purkšt tik ant savaitgalį, nes kitą savaitgalį nuo šeštadienio berods 30-28 visą savaitę be jokio lietaus, tai šiaip augalam bus žiauriai gerai, nes dabar prilijo, šilumėliais, tai super. Bet purkšt neina, tai lauksim kitos savaitės, o dabar imamės darbų sąrašo ir pradedam dirbti, atsiprašau. Get a house in the country, give me good weed, I'll get you good coffee, let's get on by the evergreen tree. Let's get up, grab coffee cups and sit out on the porch. No traffic lights, the sunny skies chase a chill from the night before. We started this revival at the Church of You. Tai išlavėm Wonder Buildingą ir sudėjom visas šiukšles į tundrikę. Tai ką dabar darom, apeinam visas dar šiukšles. Iš šopų, workshop. Ką, karočiui, grįžom iš šiukšlių viečiukės, ane? Išdampinam šitos baltus barelius. Tuščia, gražu. Ta vėliau nunešim, šluotą vėliau nunešim. Ką dabar svarbiau yra padaryti, tai susirink visus fire extinguisherius, gesintuvus ir nuvežti ant kombainų, eina 2, vienas viršui, kitas apačioj. Žodžiu, viską parodysiu, o tai dabar tą ir darom. Atsivarėm Rangerį. Oi, šitą šobelį reikia išimti. Nežinau, kur jis turi būti, bet pizdu. Turim fire extinguisherius. Šitie tiesiog vanduo su slėgiu. Tai patikrinam, ar slėgis ant žalio. Slėgis yra ant žalio. Ir jo. Tai susidėsim, kiek reikia į Big Shedą nuvažiuoti, paimt. Ir visus reiks patikrinti. Šiaip galim ir dabar patikrinti. Kai kuriuos su Malsu tikrinom čia penktadienį. Tai berods. Ištraukiu šitą piną. A, ne. Spaudžiam šitą rankeną ir man atrodo, turėtų purkšti. Oi, čia na. Jo, purškia gerai. Tai sakė, aišku, Malsas visus reikia ir patikrinti. Tai visus ir patikrinsim, kad taip ir veiktų. Kad taip ir veiktų gerai. Tai visus reikia susidėti. Sėdi gražuolį jau. Pasiruošus važiuot. Lėkiam. A poor boy from the backwoods thought I never would find my way. Sweet girl, straight from downtown, where I was just another face. They said that we should steer clear of each other. Matches and gasoline, nothing but trouble. Stretchy. Said we'd never make it, but you ain't seen nothing yet.
somewhere no one knows our names. But I know when I hold Praeitą savaitę parvežė Devinas chemijos šitam visam purškimui ateinančiam, tai uždėsim ant semio, laukim kol išvažiuos dabar Devas. Paruošim kitai savaitė. sunset in old Mexico, running and loving our way down the coast. Nothing to lose, 'cause with you I am home. Here we go. Šitą pusę nelabai gausi. Šitą pusę visai dailiai. Nu, gan dailiai, kaip man dailiai. Dabar prikabinsim. Dar pakeisim šitą washerį. Ir galėsim nuvežti į vietą atkabinti. Labas rytas. Antradiens. Alvin, good morning. Good morning, buddy. Žiauriai daug prilijo. Ir vakar vakare, ir naktį girdėjau lijo. Tai šiandien... Hey! Tai šiandien turim laisvą dieną, bet atvarėm į fermą išleist Šarlotę. Eik. Tai atvarėm į fermą jo išleist Šarlotę, nes, kaip sakiau, Milesas išvarė su šeima iki rytojaus berods vakaro į Manitobą. Tai jau Milesas sakė, kad jeigu šlapia, tai galima pasiimt laisvą, tai greičiausiai tą ir darysim. Nes blemba, reikia nupjaut žaulę visur aplink ūkį, bet žiauriai šlapia, žodžiu. Šlapia. Tai jau, 8 ryto išleidom Šarlotę. Nežinau. Važiuojam namo greičiausiai. Beje, susidėjom panelę. Šitos vietos plasmasės neturim. Visur, kaip matot, buvo trūkę. Tai su zipais gražiai viską susidėjom. Čia truputį Lietuvos estetikos pažymėjom. Ir čia. Aišku, šitų kažkaip nelabai man čia gerai gausi įsidėti, bet kažkur laikikliai nulūžė, bet šiaip tai laikosi. Veikia viskas, tai gerai. O ką, važiuoju namo ir greičiausiai susitiksim. O ką, važiuojam namo mes, greičiausiai susitiksim tik rytoj. Jeigu vėl neprilis. Sakau čiau ir iki rytojaus. Labas rytas, trečiadienis, darbų nėra, bet kažką vis tiek galvoju nudirbt, nes namuose nėra ką veikti, geriau jau darbe kažką paslampinėsiu, bet suprantat, vis tiek kažką naudingų nuveiksiu. Tai išleidom Šarlotę, parašiau Milesui, ką čia daryt, parašė, jeigu nėra darbų, tai varyk namo, bet kažką reik susigalvot. Kažką naudingų, žinai, reik padaryti. Vakar buvo užvejot ir važiavom per baisius molynus, aišku, jau dabar dumblas nukrito realiai visur, bet per tokius dumblus važiavau, kad galvojau, kad pastriksi. Mašina murzina
Išbandžiau biškį ševio pajėgumus. Tai šiandien gal reikės nuvaryti, nusiplaut. Ar dar kažką. Einam į šapą, šaltą laukia. Einam. Come here. Tai susigalvojam porą darbų. Tai reikia Fordo kaušą nuplaut, nes visas molinas, nes čia kažkurią dieną ten tokį dumblą stumdį, o buvo šlapia gan irgi, tai varam, tą padarysim, o to žiūrėsim. Parašiau Kaului, Kaulas šiandien irgi laisvas, nes dirba golf kurse kaip instruktorius. Tai varysim pažvėjau dar šiandien su baltele. It's hotter than the blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the fighting what's in front of me. So much to and back again. If I come to Italy, got a couple 40s full of hops and fun. Looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside my truck. No, we don't give up. Nuplovėm kaušą, pradėjau dar lyto va čia, tai šokam atgal, važiuojam į Fermikę. Tai ką dar padarysim, tai atkabinsim šitą žoliapjovę ir pagalasim peilius, išvalysim iš vidaus, kas yra prilipę senos žolės. Galvojau šitą darbą daryti, kai nupjausiu žolę aplink visą kiemą ir visur kitur, kur pjausiu greičiausiai tik penktadienį, nes greičiausiai šlapia bus. Gal rytoj pradžius, nes rytoj 26. Apie 30 žodžių laipsnių, o šiandien bent dabar 13 ir dienos metu bus tik 16 ar 17. Tai galvojau po to viską išvalyti ir pagalast, bet nėra ką veikti. Tai padarom dabar. Šokam ir darom. We're gonna pave the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up. One eternity later. We're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get. Ką dar Justas pamatė, kad nėra šitos dalies kaiščio ant šito rato. Tai visur šitam yra, bet nėra šitam, tai turim naujas špilkas, nežinia ar... Žiūrėk, kaip gerai tinka, jop, šikmat. Nes kitu atveju būtume pametę ratą, blemba. O dabar Justas pamatė. Tai... Ant tiek žodžio priskretę, tuoj parodysiu, kad reikia orinio šautuvo. Dalį atkrapščiau, bet kampuose ant tiek užpuvę, nors prieš kokius 4 pjovimus valiau. Tai reikia šautuvo.
didumą visą nušaudėm, pagalandom visus peilius, ką dabar patrauksim, uždėsim, sušluosim ir greičiausiai diena bus baigta. Nežinau, gal dar kažką rasiu, bet kol kas tai tiek. Išmetėm dar fifth wheel balną ant semio, nes praeitą savaitę keitėm, nes jau šitas buvo susidėvėjęs, nebuvo susidėvėjęs tas pats paviršius, bet buvo labai susidėvėjęs pati kaiščiaus skylė įsidėvėjus, nes semis jo apie 1 milijoną pravažiavęs, tai, o dar balnas niekada nebuvo keistas, tai pakeitėm, galėjau aišku pirmą kartu išvežti tą balną, kai ploviau kaušą, bet visai ir užmiršau. Tai pasikrovėm su kranu ir išvežėm. O ką? Šitas dalykėlis sutvarkytas. Viskas iššluota, paruošta. Galvoju, kad važiuojam namo, nes nėra čia ko daugiau mokytis. Kažką prisigalvoti nesąmonių. Tai ką, sakau, iki rytojaus. Ba, bra, tik, bra, ta, 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 bra. Labas rytas. Ketvirtadienis, darbo diena. Atvažiavo žodį šiandien garantinis patikrint kederius, nes kažkur vienam ir kitam kederį dripina tepals, žinai. Dripina tepals, o kederiai tik praeitais metais buvo naudojami, žinai. Tai praktiškai nauji, bet kažkur dripin aliejuks, žodžiu, tai atvarė hebrytį sutvarkyt, reiks kombainus išvaryt, nes norės, sakėm, uždėti ant kombaino kederį prijungti ir pažiūrėti, ar viskas tvarkingai veikia, žodžiu, tai. Nebuvo išjungta masė pas šitą kombainą. Jung masę! Kol mes ruošiamės važiuot purkšt, kaip tik baigi tvarkyt kederius. Berods vienas yra ir užkabintas ant kombaino, tai einam pažiūrėti. Jep, matosi, kad naujas variklis, motoras, tai jo, tą pakeitė ir man atrodo dar pakeitė šonuose, kuris irgi galbūt padeda sukti motorą. Tai kur skylė čia? Palauk, per kurią čia skylę atidaro? Ai čia.
Ai, karat. Baigiam purkštą aplink bokštus, po bokštais, aplink žvyrų krūvas, kurias greičiausiai rytai gal stumdys ir išlygins šalia rapsų lauko. Tai žiauriai karšta, visą dieną su akiniais jau net skauda. Važiuojam namo ir greičiausiai susitiksim rytoj, o Devinas su Dylanu greičiausiai purkš iki vakaro nuo tų vabzdžių, kur vakar matėt. Ką, kuriam transporto priemonę, varom namo, sakau iki ir susimatom rytoj. Nuo ryto pjaudom žolę, kad ir šlapę, bet ir čia ko laukt. Nes taip aš to žolės iki kitos savaitės blemba ir nenupjausiu. Ką, patraukiam ogerius šitus senolius. Dabar yra 11:30. Ai, blemba. Kažkas su šlaunim pasidarė. Nepasikelia ir nenusileidžia. Tai ant paskutinių ruožiukų realiai porą važiavimų liko. Pasikėlė, kad apsisukt ir nepasikelia. Tai grįžau į šopą, kažkas ten su rankina pasidarė. Biškį atvės reiks pažiūrėti. O dabar atėjom augerius padėti, nuvažiuoti į vietą. Nes ant kelio stovi, tai čia žinai, nelabai gerai. Tai žodžiu, jau prasipūtėm, nieko čia nesimato, šiaip... tu kurva, nu matot, jau veikia, blia, debilas. Žodžiu, čia jokios dalies nėra pamesta, nes tas visas šūdas eina į kažkokį tepalo rezervuarą, jaučiu kažkokį ten cilindras vožtuvėlį, žodžiu, yra, kuris reguliuoja. Tai ką padarėm, tai galvoju, kažkur turi būti vis tiek greitis reguliuoti. O žiūriu. Čia, tai atsukam šitą, gal su koja netyčia paspyriau ir užsirakino, nes į tą pusę užsirakino, į šitą atsirakino ir reguliuoja greitį po to leidimusiu ir pasikeilimu. Tai žodžiu, kaip matėt, veikia jau. Jo, tai jau, super. Varom dadrošim tą paskutinės eilutės žolės ir pietus ir po to po pietų dar porą darbelių turim padaryti. Baigiam pjaut žolę. Tai realiai pradėjus nuo 8 pjaut, čia pusvalandį prasismokėm, kol radom tą bėdą. Tai skaityk iki pietų. Nuo 8 skaityk 4 valandos pjovimų. Ką, pietaujam. Ir jo, šiandien pietums turim savo pagautą žuvytę ir iškeptą. Ir pats dariau visą kitą, tai žiauriai gerai gavosi. Čia yra lydeka. Jo. O vakar irgi valgiau. Tai vakar turėjom volai. Tai volai daug geriau, nes mažiau kaulų. Tai bandžiau filiuoti, bet vis tiek su kaulais gavosi. Tai nelabai moku aš ten gerai išfiliuoti. Kad ir turime peilį visą kitą, bet žinai... Šiaip Lietuvai žuvį vis laik paleisdavau, čia irgi, bet galvoju, blema, čia tiek daug, reikia nagi pasimti ir paragauti. Gerai gausi, galbūt šiandien dar varysim pažvejot vakare, kelias pasimsim irgi, tai jo.
Echo 720. Fungicide. I don't know how to pronounce correctly. Ką dar iškrovėm vakarykštę vandens bačką. Oh, feels so damn good. $34 chebra. Ant saulės tai aš nežinau iš viso kiek. Žodžiu, baigiam savaitę, baigiam penktadienį beveik. Nu, darbo penktadienį jau baigiam. Tai suvarėm visą techniką savaitgalį į pastatus. Nuplojom dar tundrą. Ir važiuojam namo. Nors nevažiuojam dar mašiną nusiplauti, nes kaip matyt, baisi po praeitų žvejybų ir važinėjimų po molynus visokius. Tai ką, kaip visad, ačiū, kad žiūrėjot. Nieko rimto dar, kaip matyt, šią savaitę irgi neįvyko. Kažkas rimto prasidės po 2-3 savaičių, žodžiu, dar 2 vlogų. Paspauskit like. Kam patiko, kam nepatiko, irgi paspauskit pizdu. Beveik 3000 followerių jau, subscriberių, tai nedaug trūksta iki 3000. Tai žiauriai džiaugiuosi, ačiū labai jums, kurie laiką numeta, kurie subscribe numeta, paspaudžia. Tai labiausiai ačiū jums, o kitiems irgi ačiū. Už peržiūras, už visą kitą. Tai va, atvažiavam į Rosjardą, plaut mašinos, sakau iki ir iki sekančių. Čiau.